Labas visiems, visus su naujais metais. Ir štai naujus metus mes pradedam su sniegu ir su žygiu. Atvažiavau į Liepėjai, man atrodo, vadinasi šitą vietą, to pasitikslinsim. Lapėjai, atsiprašau, Lapėjai. Atvažiavome į Lapius. Ir čia yra toksai kaip ir pažintinis takas, kalnų takai vadinasi. O va aš jau nuo 11 val. Ryto keliauju. Dabar yra -9. Tai toks kaip ir norėtų šaltukas kasti, bet iš kitos pusės saulytė šviečia. Tai jinai kaip ir šildo, tai toks labai neblogas kontrastas gaunasi. Kur čia dabar tas kelias prasideda, neįsivaizduoju, tai einu biškiai aklai, bet reikės to išsitraukti telefoną ir pasižiūrėti, kur čia tas takas prasideda. Ir tikiuosi, kad tas takas turės kažkokius ženklinimą kur eit, nes iš nuotraukų, kiek žiūrėjau, tai toks biški tarp pastatų bus, biški miške, biški laukai, nu žodžiu, visko po biški. Tai tikiuosi kažkoks ženklinimas bus, kur pradžia, kur pabaiga. Ir suvaikščiosim sėkmingai, neišsisukę galvų. Turiu ir GoPro pasiėmęs, vien tik dėl to, kad bus vietų, manau, kur reikės abiejų rankų ir abiejų kojų, kad įkopti. Tai tada GoPro šoks į trasą. Šiaip su Soniu bandysiu viską įamžinti. Gerai, traukiam telefoną ir bandom ieškoti, kur čia tas takas prasideda. Iš tikro labai liūdna, nes nusileidau nuo tokio kalno, bet absoliučiai nei vienos rodiklės ar užrašo, kad čia pradžia, pabaiga, visiškai nieko nėra. Jokių rodomųjų ženklų, nieko, ta prasme, toks taip išpūstas takas pėsčiųjų, bet kažkaip žiūriu, nedadarytas jis iki galo. Nu vis tiek, ta prasme, žmogus, jeigu atvažiavo iš kažkur kitur ir to taku jis pirmą kartą kažkokias tai rodiklės bent jau galėtų būti. Dabar vat irgi einu keliu. Ir čia lygtais galima būtų žemyn eiti. Kaip ir toks takas lygtais. Ir link kalnų. Bet jokios info nėra. Čia eiti, neiti, ar tolyn ten eiti. Bet ten einant gal nueisiu pas kažką į namus. Toks kažkoks labai neaiškus takas. Na bet matau, čia jau kažkokia rodiklė yra apsnigusi. Gal kažkas ten bus parašyta, eina pasižiūrėsim. Aha, Lapių piliakalnis. Gerai, dabar įdomu, ar pro ten eina tas takas ar neina. Reikia atsidaryti, jaučiu vėl telefoną, pasižiūrėti, eina tas piliakalnis. Tas takas pro piliakalnį ar neina. Pasirodo, aš ne ten ir nuėjau, nes čia va, ėjau. Ir toks įsiskyrimas prie tų namų dviejų. Ten va 2 namai yra. Ir aš paskui kairę, tai čia. Ir aš dabar einu va čia, va, pro šitą va vindį visą. Ir iš esmės man reikėjo eiti tenai žemyn, kur sakiau, kad galbūt ten turėtų būti. Tai visgi nuojo to neapgavo, ten ir yra tas takas, tai reikia truputėlį grįžti ir ten žemyn leistis palei tos vat namus, biškį kampą. Ta vat kampą biškį nukirtom. Tada ten tolyn žemyn reikia eiti. O aš va čia užsakau viršų. Tai gerai, kad dabar sugalvojau pasižiūrėti tolį nenuėjau. Tai nereikia daug grįžti atgal. Ir aš kaip suprantu, aš turėčiau išlysti kažkur pro tos namus atgal. Jeigu aš gerai supratau, nes tas žemėlapis toksai kreivas visas, nei pasukiot nieko neina, tai toks plius minus turi spėt. Ir aš kaip matau, visas takas nusnigtas ir niekas turbūt dar nėjo jo šiemet, tai būsiu pirmas žmogus šiemet praėjęs šitą taką. Štai. Nu, kažkas ėjo, bet čia man atrodo gyvūnėlis kažkoks ėjo. Tai va, dabar man reikia eiti šituo takeliu. Nu ir va, vėl ta pati situacija, priėjom
tokį kaip ir pasirinkimą. Galima eiti šituo keliu, ten kažkur žemyn veda jisai, galima biškį ten sukti kairę, čia yra leptelis kažkoks. Na, jeigu darytum taką, logiška, kad tu leptelį rinktumės, ar ne? Aš po ten nereisiu, bet tiesiog noriu pasakyti, kad nėra jokių visiškai ženklų ar kažko, kad čia reikia eiti ir panašiai. O kalnai tai yra. Va, žiūrėkit, koks kalnas prieki. Tenai jūs kažką tokio panašiai, aš įsivaizduoju, reikės lipti. Tai bus gerai. Tik va jau kur įlendi, kur nėra saulės, tai jau biški vėsoka darosi. Toks šaltukas jau kabinas į veidą. Bet tai visiškai nebaisu. Čia kažkokie ženklai perspėjimo. Va, kalnų takais, okei. Visgi prie tiltelio buvo kažkoks ženklas, tai einu tinkamą linkme. Pirštą pasislėp, nes šala. Tinkamą linkme, viskas gerai. Tik reikia pažiūrėti. Kas čia per ženklas, ar čia galima eiti ar ne? Dėmesio. Eiti daugiau nei 3 minutų, nelinguoti. Eiti nedaugiau. Nešokinėti, eiti ramiai. Nu, žodžiu, viskas okei. Neraganėt, žodžiu, kilto. Tai pupelis. Oi, kaip juda tiltas. Vaikytė. Aš jau visiškai absoliučiai nejudinu, jis pats juda. Aš stoviu ramiai. Va, jau kažkoks ženklas irgi. Dar nesimato, kad tai sniega. Čia va kelias atgal. O kur toliau dabar? Iš šono tikrai? Jo, va, rodiklė kažkokia yra, žiūrėkit. Visgi gal bus kažkoks ženklinimas. Va, rodiklytė. Tai reiškia suksim į 10, nes aš jau galvoju, kad ten į kalną reikės lipti. Čia irgi kažkoks kelias yra. Nu, bet kadangi mums ten rodo, tai tikriausiai reikės sekti šitom oranžiniam rodiklytėm dabar visą likusį kelią. Nu gerai. Noriu atsiprašyti, visgi ženklinimas yra, tik tais nėra parodyta, kaip dait iki to ženklinimo. Tai vat, kaip aš ten buvau ne į tą pusę nusukęs, tai toj vietoj jau galėtų būti kažkoks ženkliukas, kažkas, nežinau, bet kažkas galėtų būti. Kad užves žmonės ant teisingos krypties. What? Žiūrėkit. Ten matau mėlyną rodiklę. Bet ten į upę rodo, eit. Eisiu. What the fuck? Ką? Čia praėjimo niekur nebėra. Jokio. O čia viskas, va, upė. Tipo per upę man plaukt. Čia nusivožt galima. Va, ženklas. Bum, ten tipo eit. Čia labai lengvai galima koją kišt kažkur ir sušlapti, manau. Ne, nu, hebra, jis juokauja turbūt. Taip, čia galbūt dar reikėjo atsivežti. Na čia aš tikrai nenueisiu niekur. Visiškai šabokštynas, keliuko jokio. Aišku, žiemą daug blogiau, nes nesimato tų kelių apsnigta, bet nu, ten aš matau, kad šlaitas visiškas priekin, ten nėra kur eiti. Okei, geros naujienos. Ta rodiklė rodo ne šito taku eit, kuris logiškas, bet ta rodiklė rodo va šito taku eit. Čia irgi takelis yra apsnigtas, kurio aš nepamačiau prie pat rodiklės. Ir ta rodiklė iš tikro turėtų o tai va rodyt. Ne tenais, o tenais. Nu, bet nereiks, aišku, kitą kalną kopt. Viskas gerai, takas vėl rastas. Galime keliauti tolyn.
važiuosime. Vėlgi jau užropojau į tą kalną. Ir vėlgi ženklimo nėra. Nu čia yra kur padobulė šitam taku. Vėlgi galiu eiti į kairę, galiu eiti į dešinę, bet dešinė rodiklė rodo į mane, netolyn kažkur. Tai nežinau, kažkaip čia. Gal aš priešingai einu, bet apačioje rodiklė gerai rodė. Nu, pažiūrim kažkaip per rodiklę, gal čia visai kitas objektas. Čia bus prie rodiklę. Nu va, tipo tenais, jo, man pagal jas reikia sekti. Bet aš kaip suprantu, tai man pasižiūrėjau, kad čia tokį padarau kampą ir grįžtu ir palei skardį turėčiau eiti. Tai taip bandom ir eiti. Čia pagal tą mapą, kurį radau internete. Dar ten buvo galimybė atsisiųsti Mapsą, nu, į GPS-ą, bet ten 5 eurus kainuoja. Kažkaip galėtų ir nemokamai duoti tą GPS. Aišku, aš praeisiu mano Stravoj bus šitas GPS, kaip jis ten, GPX failiukas. Tai jeigu man pavyks perėti šitą visą taką ir kažkas norėsit eiti jo, tai tiesiog paprašykit atsiųsiu. Jei nereikės 5 eurų mokėti. Nes aš skaitau, biški yra, nu, negražu, ta prasme, gamtinis, pažintinis takas ir dar susimokėk. Na, aišku, už įėjimą mokėti nereikia. Ten kažkokių papildomų mokesčių nėra, tipo gali uždyką eiti. Bet jeigu nori žinoti, kur eiti, turi susimokėti. Nu, toks kažkoks įdomus sprendimas, kuris mane labai patinka. Va, ir priėjau dabar tokį skardį. Aš kiek suprantu, tai blema takelis gal yra kažkoks, nežinau. Bet tipo turėčiau eiti palei kontūrą visą kalną. Kažkoks suoliukas yra. Arba galimai man čia leistis reikės žemyn. Jo, va, virvė. Eik, čia be šansų. Tik jau ne tokiu metu. Aš bijau nusileisti žemyn. Va čia peršu. Ai, ne, gal ir nusileisiu iš tikrųjų. Bet čia jau kamerą reikės dėti. Jo, va ten virvės yra, palytas virvės žemyn. Ir turbūt per apačią kažkur ves kelias, nors aš ten nematau nieko. Jokio takelio. Tai čia jau bus geras iššūkis. Čia jau reikės pakavoti kamerą, nes galiu tikrai nusidaužti neblogai. Bent jau iki apatinės salelės tikrai palipsiu. Užlipti aš jau turbūt nebeužlipsiu. Jau jeigu nulipsiu, tai ten ir teks būt. Bet man atrodo, ten kelias ir ves per apačią. Tik va aš anoj pusį nelabai matau, kur ten eit reikės. Nes, nu, kaip ir takelis nusileidžia ten matau, bet toliau viskas baigėsi. Nu, aišku, gal matysis nusileidus, ką aš čia, žinai, anksčiau laiko sprendžiu. Bet prieš ten einant, prieš leidžiantis į šitą pragaro duobę, pirmiausia, ką noriu padaryti, tai pavalgyti, nes dar nieko nepusryčiau ryte, o čia kaip tik va suoliuką turiu, tai užlipau pirmą kalną, pasistiprinsiu ir tada tęsim kelionę. Jo, nes alkanam eit nesinori. Gerai, chebra. Keičiasi planai. Žinau, jūs norit kontento, aš ir noriu jo prifilmuoti, bet du dalykai. Pabandysiu parodyti per kamerą, nežinau, ar matysis ar nesimatys. Pabandžiau ten biškį žemiau palipti, truputuką. Tai nuo tos vietos, kur aš stovėjau iki tų šniūrų, jau aš ten nebegalėčiau. Per kamerą turbūt nesimato, ant kiek čia yra statų, bet jau aš ten nebegalėčiau pasiekti tų šniūrų, net nuo medžio, atsispyrus nuo medžių. Iš principo jau ant užpakalio turėčiau čiuožti žemyn. Plius tie šniūrai pasibaigė tenais. Bum, viskas pasibaigė ir toliau nieko nebėra. Nieko. Tai realiai ten toks va skardis. Tai tiesiog, na, nežinau, tai net neverta pro čia lipti, tiesiog įsibėgėjai ir šokį, tas pats gausias iš tikrųjų. Tai tikrai ten nesileisiu, nors iš tikrųjų dabar, kol valgiau, mačiau, kad čia va skaniai papietavau. Mačiau, kad ten, dabar aš nebematau kur.
Va čia, va tiesiai, jo, bet jaučiu nesimatys, va prieš tavo kalniuką. Irgi eina šniūrai tokie patys čia, kaip čia. Tai greičiausiai aš ten kažkur būčiau prapačiu praėjęs ir vėl lipęs atgal ant to skardžio. Tai aš tiesiog apeisiu čia ir nerizikuosiu tenais lipti. Nes aplamai tie 2025 buvo tragediški metai visur, visame kame. Tavasme, netgi mimų pilna, kur 25 ant tiek blogi ir 26 geri. Tai vat čia bus mano 26 metų geras sprendimas nerizikuoti, nes kam rizikuoti savo sveikata, galbūt netgi gyvybę, jeigu taip gerai pasižiūrėjus į apačią, kai tu gali to nedaryti. Ir kitas dalykas dar, kad ten į apačią, jeigu jau pradėčiau ridentis, aš užsikabinti neturėčiau kaip čia už ko. Čia pilna medžių, čia ok, čia aš, kažkaip gal už kažko spėčiau užsikabinti. Tenais nėra už ko užsikabinti visiškai. Tai visas ridenimasis iki apačios būtų tiesiai į upę, nes iškart va skardis ir už to skardžio upė yra. Jo, tai nusprendžiau, sorry hebra, bet tikrai nenoriu rizikuoti ir pradėti naujų metų su traumom, ar išvysiu pasibaigti čia, šitam griovy. Tai eisiu per viršų, kažkiek ten palipsiu, kur bus saugu ir kur bus logiška lipti. Bet, antras dalykas, sakiau 2 dalykai. Antras dalykas, aš šito kalno nepamiršiu ir aš prie jo grįšiu. Aš prie jo grįšiu vasarą, nes vasarą bus daugiau žalumos, reiškia daugiau kur įsikibti, daugiau kaip saugiau nusileisti. Ir aišku, nebus taip slidu, nes čia, kur leidausi, tai vien šaknis ir visos šaknis apledyja. Ta prasme, visiškai sukibimo nėra, nesvarbu, ant kiek geri batai. Tai nusileisti realiai dabar čia tik tais vieno būdo, jeigu turėčiau virvę prisirišęs prie kažkokio medžio ir su virvė leiščiausi. Kitu atveju prošvaišių nėra. Tai visą tą pamatysite vasarą, nes aš čia grįšiu tikrai. Aš čia grįšiu ir aš čia lipdamas parodysiu, ką aš jums turėjau omeny. Ką vat aš šiandien šią žiemos dieną kalbėjau jums čia ir jums tikriausiai atrodė, kad bailys čia, norisi sukti čia, aš tai lipčiau, nulipčiau, jis negali, aš tai nulipčiau. Žinau, kad tokių bus daug žiūrinčių šitą video, bet aš vasarą jums parodysiu, kaip ten viskas apačiai atrodo ir kaip nėra logiška ir nėra galimybių dabar nulipti. Eisim tolin, žiūrėsim, kas toliau laukia, nes visgi šitas takas yra 8 km, surinksiu tikriausiai mažiau. O kitas dalykas, dar ką aš mačiau internete, kad šitas takas įsišakoja ir vienose vietose tiesiog eina takas toliau, o kitose ten koks nors ratas ar kažkas tokio ir ten Extreme parašyta ar kažkas tokio. Įmesiu jums, galite pasižiūrėti, kaip ten apibūdinimas tas dalykas. Tai greičiausiai va šitie nulipimai ir yra Extremas. Tai šiandieną praeisime tą paprastąją dalį, o Extremą praeisim vasarą. Grįšim čia ir praeisim vasarą. Šitą aš jums pažadu. O dabar kraunuosi manatkės. Pabaigiu gerti savo arbatėlę 7 samurajų ir judam toliau. Volia. Tai va ten buvo tas kalnas, nuo kurio aš turėjau leistis žemyn. Ir aš kaip suprantu, per čia turėčiau užlipti tam per visą tą įsišakojimą, nes ten kažkaip vėliavėlę matau ant medžių yra. Ir va čia ta pirmoji ekstremali atkarpa net, kaip ir minėjau, yra vat ženklas. Bum, žemyn. Čia jeigu norit ekstremaliai biški. Ir aš tą tikrai pereisiu, pažadu vasarą. Vasarą grįšiu, pereisiu, bet dabar yra visiškai nelogiška to daryti.
va, ėjom ir daėjom antrą ekstremalią vietą. Čia, bet aš kaip suprantu, aš einu prieš eismą iš tikro. Vasarą eisiu kitą kryptimį, bus įdomiau. Ir šiaip, visos rodiklės, tos mėlynos rodo į tą pusę, iš kurios aš ateinu. Tai tipo, arba į paprastų takų, arba ekstremalių. Einam arčiau, pažiūrėsim, kaip šitas ekstremalas atrodo. Čia net neaišku, pro kur eit reikėtų. Visiškai. Svarbiausia, nenučiuošti su... Ai, va, jau matau. Čia va, nulipimas bus. Nenučiuošti su visu, su sniegu. Nu, čia biškį jau paprasčiau, nu, aišku, čia greitai bum nubėgai prie medžio, tik neaišku, kaip ten toliau. Ir įdomu, kur ten išlysi, nes aš kažkaip neužfiksau eidamas čia, kur ten užlipimas yra. Nu, bet vasarą, aišku, matysis tai takelė ir visą kitą, tai va, antra ekstremali vieta ir dar kažkur biškį toliau bus. Dar viena ekstremali. Šiaip takas fainas visai, va, pažiūrėjau, kad ir be to ekstremo, visas smagiai einas iš tikro. O, koks lėnis apučioja, žemyną. Fainai, labai gražus vaizdai, iš tikro. Net nežinau, kad prie Klaipėdos yra tiek daug kalnuotų vietų, nes kažkaip Klaipėda yra visiškas lyguma visiška. Bet vat pasirodo yra ir kalnų, biški. Nu tikrai, tą ekstremą tai aš jau užsivedęs viskas. Lauksim, kada bus tinkamos sąlygos, eisiu per tą ekstremą. Ir iš tikrųjų, dabar aš gavau tą trečioji dalis ekstremo. Tam pratęsime bus, kaži. Ar iki to pratęsimo, nes jeigu iki to pratęsimo, nu ten, kur galima strumpinti kelią arba į dar toliau. Tai jeigu visi ekstremai bus iki to pratęsimo, tai aš manau vasarą aš to pratęsimo net ir neisiu, nes aš dabar pereisiu. Man principė bus ekstremą pereiti visą šitą, pakopinėti biškį. Bet jeigu bus ant pratęsimo, nu tai reiks tada visą trasą eiti. Tai va, šiaip, nu, smagu, tikrai. Linksma, faina ir smagu. Nu, va tokį, tai iš principo kaip ir būtų galima eit, bet vis tie vėlgi čia, va, pavyzdžiui, užlipsi ir čia jau pradedi čiuošt. Tai realiai ant subinės čiuoštum už tos vyrės laikydamasis. Čia turime į žiemą. Vasara bus, manau, daug geriau. Plius čia yra užlipimas, o ne nulipimas. Tai va, einam ieškot, kur ten tas ekstremas prasideda. Sveiki. Bandau kelią rasti. Į kurią pusę einu? Liklapių ar nuolapių? Aš, man atrodo, prieš eismą einu, nes visas radiklės viena pusė rodo. Ai, tai dabar jums reikia užlipti, parodysiu. Aš ten mačiau, ten virvės yra, bet aš ten, man atrodo, nusiridensiu lengvai. Nes kažkur ten užkyla, aš mačiau po to, susijungiu kažkaip. Virvėm... Ar taip, čia su virvėm eisi, ten tai eisi be virvių, tada čiuošit į apačią dar labiau. Ai, supratau. Tai žodžiu, bet kokiu atveju pro apačią reikėtų. Jo, per apačią. Paskui vėl turėsit užkilt ant prie ąžuolo. Aišku, supratau, dėkui. Pasirodo, ten, kur tos virvės buvo, ten nebuvo tas ekstremas, o ten tiesiog buvo kelias, nes čia, kur aš bandžiau per viršų eiti, tai ten yra privati nuosavybė, ten žmonės vaikšto ir panašiai, ten jau namai tikriausiai, tai man reikėjo tam virvėm leistis. Ten pakankamai būtų normaliai, aš tikrai jaučiu, būčiau nusileidęs su virvėm. Ir tada pro čia, vat, tai kelias veda, būčiau pro čia atėjęs. Ir tada aš kaip suprantu, kadangi čia rodiklė,
man šitą proskiną reikia lipti toliau. Sakė, žmogus kažkokią ąžuolą pasieksiu. Tai, nu, biški neprute nejau, tai teko leistis ten, kur virvių nėra. Bet, nu, bet čia medžių daug, tai pakankamai normaliai nusileidau. Vasarą jau žinosiu, kad pro čia reikia, tai okei, iš klaidų mokomės. O dabar keliaujam toliau. Kadangi iš ten nusileidau tą rodiklę ir aš gau, kad čia toliau eit reikia. Užlipau čia toliau. Grįžau pas tos pačius žmonės, blemba. Dabar nusileidau žemyn, galvoju gerai, jeigu iš ten ateinam. Tai kur eiti toliau, čia ta prasme atgal kelias. O kad čia virvės palei nosį, nemačiau. Tai varysim palei virvės dabar. Pasirodo, kad išvengti visiškai lipimo kalnais nepavyks. Dajau vat iki tokios vietos. Ten kaip ir galėčiau užkilti, bet vėlgi ten namai ir užrašas praėjimo nėra. Tai ką dabar darysiu? Teks leistis va tokių žemyn. Aišku, per kamerą aukščio nesimato, bet čia yra statų pakankamai, tai jau nori reikės kamerą dėti kuprinę. Kol vėl neišeisiu kokią nors lygumą, tai slepiam sonę. Nu ir bandysim čiuožt, nes irgi nelabai yra už ko kabintis. Tik tai šonuose per vidurį čia vos neslydžių trasa. Tai jo, visgi kažkiek teks pakopinėti, nori, nenori. Tokį namuką priėjom. Poilsiavietė vasarą faniai. Jeigu saulė šviečia, užeit, pasislėpti biškutį. Toks visiškai ant krašto stovi namukas.
Ten dar langelis yra, galime eit pažiūrėti. Kas pro tą langelį matosi. Langelis, aišku, neatsidarys. Nu, ten iš principo matosi mano kelias iš apačios į viršų. Blema, vos nenusivožiau su visų suolu. Tai įveikiam kokį ketvirtį trasos tik tais. O jau... Kiek jau valanduoja kažką čia nuspaudžiu. O dabar yra 2:30 jau. Eik tu sau. Blema, labai čia ilgai iškabanojęs. Nes po 4 biškį saulė leidžiasi. Tai iki tol reikia grįžti, tai visas trasos neįsim šį kartą. Vasarą, reiškia, praeisim visą, o dabar kirsiu tą, kur nukirtimas yra, pro ten eisiu. Jo, nes saulė nusileidus neturiu nei prožektoriaus nieva, tai bus labai prastai. Reikia jaučiu nieko nelaukti ir šaunam toliau, kol dar saulės yra, nes dar keliuko biškį yra, man atrodo. Tuoj pasižiūrėsim, dar jaučiu tiek biškį daugiau negu dabar nuėjau. O, dabar prieisim ekstremą dar vieną. Ai, nežinau, ar matysis. Aš dabar esu va čia, ties šitą vietą, tai dar ekstremų reikia praeit. Ir po to grįšim atgal, ten jau. Gal jau ten papėdė bus, nebe kalnas, nežinau. Bet aš esu prie pat ekstremo dabar. Tai realiai to ekstremos turėtų pasirodyti. Ir tada vėlgi nuo kalno greičiausiai nusileisiu ir papėdė grįšiu link mašinos, nes jau, kaip matot, 2:30. Už valandėlės geros saulės ir nebeliks. Tai reikia biškį pasiskubinti. Aš žinau, iš tikrųjų, dėl ko aš taip klaidžiuoju, nes visi ženklai, kur aš einu, jie yra nusisukę nuo manęs, nes pasirodo, aš einu prieš eismą. Ir vat, jeigu eičiau palei eismą, kaip priklauso, tai aš matyčiau, va, ir ekstremas, 3 ekstremas, valio. Ir aš matyčiau visas šitas rodiklydės, nes visas rodiklydės rodo vieną pusę eiti. O aš iš priešingos pusės einu ir aš jų nematau. Dėl to aš tiek ir klaidžiau iš tikrųjų. Čia va 3 ekstremas. Bum. Ir ten kažkur užlipimas bus, kurio aš nepastebėjau. Nors ten buvo kelios vietos, kur toks skardžiai buvo, tai greičiausiai viena iš jų užlipimas ir bus. Bet aš jau neėjau vien dėl to stokos laiko. Blemba, kažkaip nepagavau pasiimt prožektorių. Visai pamiršau, kad labai anksti temsta. O man dar eiti, dar kokie, 5 kilai manau eiti. Tai jau šiandien sorry, bet kažkaip viskas kitaip gaunasi negu planavau. Neišės praeiti to prailginimo, bet vasarą praeisim. Pasiimsiu gal kokį erlį, Edvi gal pasiimsiu. Atsikrausti Klaipėdos žmogus, ištemsim iš namų. Ir prasidėsim čia vasarą su visais ekstremais, su visko. O dabar tiesiog smagus, žiauriai šiltas, nes labai šilta pasidarė. Aišku, vėlgi savo gėrą visą nešu, kas labai šildo. Vanduo, maisto biškis valgiau, bet dar vanduo yra. Rūbai šilti, viskas sudaro svorį. Bet iš kitos pusės labai džiaugiuosi, pažiūrėkit, kokie laukai gražus. Na, o dabar viskas, priėjom 3 ekstremą. Dabar, ką reikia surasti, tai kaip nusileidžia žemyn ir tą nukirtimą. Matau, hebra tenais apačioje yra. Tenais va kažkur. Tai arba ten nukirtimas, arba tiesiog pasisėdėjimas kažkoks. Nu, einam artin, pasižiūrėsim.
Saulė, nežinau ar matosi, bet jau visiškai beveik nusileido. Aš dar tik pusiaukelėj. Eik, tu savo. Nu, aišku, ten kalnas šiek tiek jau stoja. Šiek tiek aukščiau yra, negu visiškas horizontas. Bet vis tiek, tai nekeičia minties fakto, kad aš pusiaukelėj dabar ieškau, kur per tą upę kirtimas bus. Nes dabar einu per tą strumpinimą. Tai vat kažkoks tiltelis turėtų būti, ar šiaip koks pylimas, ar kažkas, nežinau. Ieškau, kaip perit. Ir tada jau link atgal bus kelias. Eik, tai sakos, kokia nuostabi diena. Aš vis save stebiu ekranėlį, o ne jų žiūriu. Nu, atpratau jau nuo tokių video, nes šią vasarą išvis nieko nedariau. Visą vasarą, nes labai šią vasarą buvo, o niekur šiandien nueisiu, matau. Ai, nors ne, geras. Jie pačirkės eiti ir ten takelis veda. Kažkur ten bus perimas turbūt, nes matau ir ženklas yra. Ir ta mėlyna rodiklė, kuri man reikalinga. Ir čia bus toks takelis, labai fainas. Ai, ten matau Aušysko gal ta upė. Ar ne Aušyska, čia Žiotis. Nu, kažkoks perimas turėtų būti. Ne, čia kažkur nuėjau. Spėkit, kas vėl ne ten pasuko. Rodiklė yra, okei, pasižiūrėjau, sakau, iš čia reiškis. Ir va tas kelias, kurį jau, tai jis veda į tą aplinkelį, vadinkim. O man reikėjo tiesiog nuo tą ženklą štai va užsukti. Ir ten tolin yra tiltelis, kurio aš visai nepastebėjau. Ir ten mat yra tas nutrumpinimas. Tai gerai, kad laiku pažiūrėjau. Nes blema būčiau ėjęs tą visą prailgintą maršrutą. O tada jau būtų reikalų buvo. Jau buvo minčių iš tikro varyti per vandenį biristi, nes galvoju, neberasiu to sutrumpinimo. Kur čia tas trumpinimas? Kur čia nueiti, kad nereiktų visą maršrutą eiti. O čia pasirodo vienas klaidingas posūkis. Ir tu jau nebe ten, kur tu nori būti. Nu, bet bent jau žinosiu sekančių kelionį, kur nesukti ir kur eiti, norint nueiti visą maršrutą. Nu, ar viskas su mane. Tiek ir tai reikėjo, iš to kalniuko į šitą pusę pasukti, o ne toliau. Va, ir turim lieptelį, tokį pat judantį, numindžiatą matau. Va, čia žmonės per čia lipa. Na, bet svarbu radau. Viskas, pusė kelio nueita. Ir dabar tiek į priekį. Čia va tas lieptelis. Šiaip ėjau per lieptelį ir galvoju, gerai, iki 3 žmonių galima eiti. Bet tai visas sniegas sudėjus, kas ant jo prisnigta. Aš manau, čia gaunasi gal nedaugiau negu 3 žmonės pagal svorį. Nes ten tikrai daug sniego. O vat dabar čia tas ąžuolas, kur aš buvau. O čia, jeigu tą aplinkelį ėjus, būtumėm prie buvusio vandens malūno buvusį. Už 3 km beveik. Tai vasarą prieisim prie jo. Ir tada vasarą jau nebe pro čia grįšiu, o pro čia grįšiu.
Baigiu užupoti kalną. Nėra labai status, bet ilgas. Ir kiek suprantu, tai dabar jau nulipimo nuo kalno nebus. Ir kažkokia civilizacija prasideda. Nes rodyklės čia rodė, sakyčiau, ne ten nusakau. Bet rodyklės čia rodė. Privatus miškas. Pasakykit jūs man, kad man reikėjo prapačią kažkur eiti. Nes čia viskas jau išėjimas į miestą. O čia nuo įėjimų irgi jokio nematau. Eik, tu peklan. Ne, čia iš vis nieko nėra kur nueiti. Labai prastai čia su to žymėjimu iš tikro. Daugiau biškutį reikėtų žymėjimų, biškį daugiau. Ypač kertinėse situacijose, kai pasukti reikia. Nu čia tiesiog kalnas žemyn. Blemba, reikia atsidaryti telefoną, pasižiūrėti, kad ten rodo. Tikrai taip, reikėjo prapačiai kažkur. Ne visiškai palei upę, bet šiek tiek aukščiau tarp šito kalno, kur esu. Tarp upės ir per vidurį kažkoks takelis turėjo būti, kurio aš nemačiau. Per sniegą, tiek prisnigta, ženklų jokių nėra, tai vat ir nepastebėjau. Eik, tu peklan. Ne. Labai slabnai čia. Aš nors ir atsiprašau dėl žymėjimo, bet žinokit, per slabnai su to žymėjimu. Tikrai per slabnai, ne. Ką daryti, leistis atgal ir bandyti atako ieškoti? Ne, nebesileisiu, viskas saulė, jau baigia nusileisti. Eisim tiesiog palei šitą. Neišmindžiotas takais, o ką, galim ir taip iš tikrųjų. Neišmindžiotais takais, biškį. Parsėsim iki mašinos ir viskas, nes daryti, blemba. Bet irgi šūdas ten. Kokie 4 kilai daryti. Fuck, kaip mane užnisa. Kodėl ta saulė taip anksti nusileidžia? Kodėl? Būtų dar saulė švietus ilgai. Būčiau dar ėjęs ir atgal, ir pirmin, ir dzin. O dabar viskas, bliam, išėjau iš žmonės ir dabar porėti takų. Nesąmonė, visiška. Pasišviesti irgi neturiu su kuo. Jaučiu, leidžiu žemyn ir viskas. Leidžiu žemyn. Ieškau, kur ten tas takas. Nieko nepadarysi. Varom atgal. Einu, kalbu apie tas avilius ir žiūriu, kažkaip man čia biški matyti ta vieta. Šitą dalyką, man atrodo, aš pačioj pradžioje filmavau tą ąžuolą. Ir iš tikro žinau, kur yra didžiausia klaida
viso šito pažintinio tako. Tai jeigu ką, tai va to keliu aš pradėjau šiandieną visą kelionę, ten kur biškiniai ten nuėjau, po to grįžau, nu žodžiu. Pro čia atėjau, nusileidau. Ir kur didžiausia klaida yra šito pažintinio tako, jeigu kas kūrėt šitą, prižiūrit šitą pažintinį taką ir panašiai, vieną dalyką padarykit ir viskas bus aišku kitiem, nu, tokiem kaip man. Tai šitą ženklą reikia papildyti dar vieną lentelę ir parašyti pažintinio tako arba kalnų tako pradžia ar kažkas tokio ir ta pusė. Viskas, tik tiek tai reikia. Ir tada žmonės žinos, kad ten eiti ir visos rodiklės tada bus prieš juos, o ne nugarą jas, kaip man dabar buvo. Nes jeigu aš būčiau žinojęs, jeigu būtų tiesiog viena lentelė čia buvus, kuri pasakytų, čia yra pradžia to tako ir aš čia būčiau pasukęs, čia, ne ten, o čia būčiau pasukęs, jokių problemų nebūtų buvę, manau. Tiesiog būčiau praėjęs labai gražiai ir su visas lentelės matęs, nes visos būtų į mane atsisukusios ir nebūčiau klaidžiojęs. O pro čia aš turėčiau pagal idėją grįžti. Tai labai prašau, kas prižiūri šitą taką, tiesiog uždėkite čia tą lentelę papildomą, kad čia yra pradžia ir viskas, ir niekam nebekils jokių klausimų. O aš dar su šviesa atėjau, jau saulė nusileido, bet dar pakankamai šviesa, aišku, mėnulis matosi. Jau mėnulis pakilęs, dar ne pilnatis, bet šiaip tais dienelė žiauriai nuostabi, jokių absoliučiai nėra vėjų, šaltis labai pakenčiamas, aišku, kol judi, kai sustoji biškį jau pradeda nosyti šalt, bet šiaip superinis oras. Takas, vasarą aš įsivaizduoju, čia iš vis nerealus takas turėtų būti. Žiemą sunku pamatyti, kur tie pėdsakai, bet laimėjai grįžtant atgal jau čia žmonių buvo, tai sekiau paskui ir išėjau. Tai neprireikė visiškai klaidžiat. Finito. Viskas, kelionė baigta. Pažiūrim, kiek nuėjom. 6 kilai. Tai jeigu ten 8 su biškiu yra visas, tai tas aplinkelis ten 2,5-3 kilai gal, manau. Netoli 3 kilų turėtų būti tas papildoma dalis, kurios nejau šiandien. Yra kažkokia parduotuvė šalia, tai jau šoksiu greitai, pabandysiu šokolduką kokį nusipirkti ar kažką, nes labai valgyti noriu. Kareiviškas košės neužteko, nes šiandien tik kareivišką košę gyvais ir esu ir kavos puodeliu. Na dar, kur mano termosas? Dar arbatėlės geriau. Tai ką, chebra, ačiū, kad žiūrėjot. Metus pradėjom kaip turi būti ir susitiksim kitose videose. Tikiuosi vasara bus geresnė ir gausiu prikur kontento. Vienas kontentas, grįžimas čia ir įveikti visą trasą. Iššūkis ateinant šį vasarą. Jau šiaip prisigalvosiu kažko dar. Praškai nieko nebesigalvoja, nes esu pavargęs, tai tiek turbūt. Ačiū dar kartą. Užsiprenumeruokit ir lauksim geresnių orų ir kokių nors papildomų naujų iššūkių. Čiau.